Serijoje matysite, emociškai spardau mašiną, nustembu neradęs lavono, panaudoju smaukymo įgūdžius, nekišt lengvai. Audi Quattro nepatempė šito kotleto, beveik sudaužom antrą kartą mašiną. Oh shit, here we go again. Later. Labas. Turim tokį kulverstį Jeep Grand Cherokee 21 metų. Gavęs į priekį nei ratą, ką tik nukrovėm neutralą. Pastebėjimus, ką man reiks daryti iš tiek plėvelės, šiltnamį gal? Iš pirmo žvilgsnio visai nieko. One day later. Sekantį dieną biškį šviesiau. Apsižiūrim. Bordakas. Bet ne šitos mašinos tampa. Turbūt kaltininkis, į kurią į pusę. Pažiūrėjau, ko čia yra. Nežinau dabar. Detalių. Gal pravers. Sudeginta. Papasakosiu vėliau, kaip aš manau, kad tai atsitiko, bet nesu tikras. Atlikus laboratorinius tyrimus buvo išsiaiškinta, kaip sudegė sėdynė ir porankis. Ant stoglangio buvo užklijuota plėvelė, nes stoglangis buvo praviras, taigi ant plėvelės susikaupė vanduo ir tas vanduo koncentravo saulės spindulius ir taip sudegino sėdynės. Stoglangis atidarytas ir užklijuotas. Ką turim? Perlinkęs lonžeronas, įlinkęs amortizatorius, sulankstyta traversa, išplyšęs pusašis, sulūžusi šakė, tikriausiai skilusi vairo kolonėlė ir kol kas tik tiek. Dar viena žiemos diena. Biškį pradėjau jau pamiršau pafilmuoti. Žodžiu, kaip sninga, taip sninga, taip šalta. Tai vis atidėliau važiuoti tą ratą ardyti, nes kažkaip reikia važiuoti į garažą. O kol ratą stabaluoja, nieko nepadarysi. Šakė sulūžus, pusašis išmautas. Tai biškį paardysim. Šakę paėmiau su pusašiu 107 eurų. Čia ratas nuimtas. Tokį gavo smūgelį. Kiek žiūriu, padanga sveika. Tokia pusvelnė jau čia reiks panaudoti. Kaip pas jūs žiemą, kokie niuansai. Aš pradedu nervuotis, kad važinėti tenka su galu varomu BMW. Ne taip ir smagu. Tik į garažą bijau davažiuoti, net ar išvažiuosiu. Jau ir užsilenkus, bet čia gal dėl to dabar jos ištiesint neina. Taip galiu. Kadangi tarkšlių uždėsius. Visi dieną matas. Labą dieną. Kur tu buvai tiek laiko? Kreivulėlis. Kol kas, čia aišku ir bolį reiktų keist, nes patokiu smūliu. Užės. Ketvirtį jau su stakanu atvežė kurjerį šiandien gavus 105 eurų. Irgi nori 11-12 metų Cherokee tinka. 10 metų tas pats kėbulas. Gal stupica su disku reikia nusileisti. Atsisukti, čia vienas valius beliko tam, kad susižiūrėt, kur šakį patogiai tvirtintis. Galvoju, atsisuksiu. Čia vienas varžtas nėra. Ir paskui žiūrėsiu, kur patogiai kitas šakerais
įstatyti, čia jinai turėtų žiauriai, nu, turėtų šiaip neįsistatyti normaliai. Tegul krenta, čia niekada neatsitikti. Arba nekrenta. Nelengvas baigts. Čia gal pabūsi. Stupica, nežinau, iš pirmo žingsnio atrodo gerai. Bus matyt. Šalta biškė jau, mažai judu. Išsisuko. Atrodo tiesus. Silent block rėkana. Mokiniai, žiūrim. Šitoj vietoj sumaltoj turėtų viena iš 3 tvirtinimo vietų šakių būti. Čia ir vienas jau pasilikęs varžtas. Kaip pašakė. Nekišt. Lengvai. Nieko nepadariau. Kažkas paėjo. Kažkiek priviršuoti. Netapau. Ką čia man gausi? Žodžiu, man dėl šito išlenkimo remiasi. Mortiką išlaužė ir negaliu aš į jo varžtus pasiekti. Nu čia iki čia. Žodžiu, jau čia imam lauk visai ir jo vietą kokį pagalį dėsim, kad tiesiog nebūtų sukritus mašina. Jaunam. Laikys amortikai. Laiko. Dar nežiūrėjom. Frizo yra. Kaip manot, tokiam kreivam bakeliui. Nėra. Nu jo, nemanau, kad radiatoriai bus sveiki. Nešausi į veidą. Dabar pabaigiam su įlipas. Turbūt, kad sulinks. Reik mąstyt su galva, kad nesipist su rankom. Bet ką tu čia primastysi, kai taip šalta. Nežinau, kas tą šakę reiks daryti. Ten negaliu pritvirtinti nieko, jau čia pritrauksiu su diržu prie to strypo. Kažkaip surišiu, kad netapalotų, kad šitaip. Tada reiks tokį pagalį dėti į stakaną, dėti remti šakę čia. Kaip nors, nežinau. Few inches later. 5 voltai. 5 voltai, jo, neužmastysi. Ir du akumuliatoriai, mažasis kažkoks. Ir didysis, tai pirmą išsimti mažai.
palikimą toj senojo savininko parodysiu. Kaip ištraukiu. Pradedam nuo parkelio. Einam prie įdomesnių. Nieko gero. Ne. Per trumpą. Eik, na. Neužtenka. Terkšlė. Suks. Ir aišku, reikia pamesti. Čia reikia viskas čiupinėti, lėt. Vienas išlindo. 13 atrodo. Toks laikiklis. Kaip gimsta akumuliatoriai. Nušalau nagus. Jaučiu šiandieną teks. Later. Hello, naują dieną, naujus problemas, daug dienų tingėjau ir neturėjau laiko prieiti. Aišku, ir buvo super rekordiniai šalčiai Lietuvos, kiek ten -25 buvo mūsų regione. Žodžiu, dabar -9, galim kažką daryti, biški vėjas šalt. Anyway, šiandien bandau sugalvoti, kaip padaryti, kad šitas ratas nesusmigtų be amortizatorius. Gal kas ką sugalvojau. Įrem tenais pagalį, matot, pririšti šitą vietą, kad jinai neduotų pagalių iškrist. Turėtų viskas pasidėti. Reikia ten tą vietą šakis prisirišti, nes jinai neprisukta. Bandysim tai padaryti. Bandom. Turim tokį sutrauką. Prašo 227 kg working load. Čia turim sugalvot dar kaip čia reikia. Užbiškit namiau, kai į garažą įsivarysim. Nu ką reiks? Reiks viską priekį išrinkti, variklį išimt, traversas, viską. Ką neriam. Eiktų, na, kaip čia prieiti. Nežinau, kas čia gausi. Laukia. Nebetabaluoju. Reikia čia pažiūrėkit. Pamokykit man. Gavas kažką. Užtempiau. Dabar čia klyba. Iš apatinio šarnyro. Nežinau, kaip iš čia važiuosi, tariu ir priekinį reduktorių subirusi. Tiek, kiek eim pamatyti. Sarginio ratų kažkaip reikia. Kumą gal įsijungti ir tada bagažinę atsidaryti. Pasiemam raktą, jeigu pradėtų kaukti. Atsidarė bagažinę. Posparnis nepanaudojamas. Sparno apdaila panaudojama. Saturiai viskas vietoj. Negaliu pykti. Šią patinę lūpą. Bent kažką panaudoti. O čia ir džiupė patinę lūpą. Nelabai čia ką panaudosiu. Čia ne džiupo. Kieno čia. Įvių grotelių kažkoks rėms. Dar nežinau. Viskas aišku. Honda. Čia Honda lempa, bet tokia bendra atrodo. Gal viskas išvirti. Nam ratą išvat. Da, nu na, spėkit ar ratas ir aišku, kad ne. Ir jis ir tikrai nupist. Gruntuonai šios dienos nėra ratų. Nupiso tralistas jau čia Amerikan. Fuck you, Extreme Auto Sales. Už tai, kad kažkur Amerikai ratus pizdinat iš paprastų žmonių. A few moments later. Taigi situacija tokia.
nėra atsarginio rato. Atsamas sudaužytas tiek, kad nesisuks jisai su kartu. Degimas įsijungia, bet niek daugiau nežiūrėjau. Einam, parodysiu. Va. Juda. Sėdinę biškį aplenkiau, nes nėra čia tiek. Neturiu rato atsarginio, bet galiu pardyti šitą mėšlo krūvą priekį. Pažiūrėt, ar variklis, kyvai kažkur nesiremia. Veids pantą nuėmimus. Tada turim. Nieko gero. Ego Pro Non-Milk Source Complete Protein. Puikiai tik svarštam sudėti. Šala, matei, šala, nors šala subinės, šala kojas. Sveika detalė. Litais nesiremia į diržus. Čia sutraiškita tą vietą. One eternity later. Nu ką, žudomės. Ne taip, manau. Dedam šitą milžinišką atsarginį ratą. Klik. Dirželis, etiketė. Atrodo, užsidėjo. Einam varžtų ieškoti. Varžtų ieškoti. Brendam per sniegas, gal varžtų ieškoti. Tau 1, 2. Kiek čia mums reikia? 3. Užteks. Užteks gal. Einu galvotis paieškoti. Pum. Žodžiu. Planas toks, šiandien atvažiuos kolega misteris draugas, vadinkim misteriu draugu, su Quattro Audi Quattro. Kažkaip bandysim mašinos pagalbai stumti į garažą. Rankų mašinų pagalba, nes čia per daug lūžusių dalykų, variklio pagalba lūžus. Man rodos, priekinis reduktorius kažkas suskylė. Nenoriu vestis ir savo eigą važiuoti su ja. Taip gal bus ramiau, bet pasipysim. Mažiau žalos bus. Bandom nuleisti ant rato. Nesusmigs, nesulūž. Oi, kaip viskas traška. Kažkas gal gavos, biški baisu. Pabandysiu biški vairą pasukti. Pasisuko. Viskas sulūžė, nesulūž labiau. A few moments later. Misteris draugas su Quattro. Nežinau, kas čia gausis. Reikia trajektoriją apskaičiuot. Turbūt ten tiesiai dabar, ne? Tiesiai. Aišku, bandį į galvą. Biški sukti. Ai, rankinis gal palauk. Man tą verdžiai pastumti. Glenamos Porsche, tai įsivariau vien pats. Pusę čia? Pusėmiau. Lūžo. Palauk, man. Vien. Slyst kojas. Pumpuoja. Nu, į ką prieš pastumsim į priekį. Parauksime. Nu, fuck.
Biš patiesinai kablį. Gal į Langeroną tikėsiu. Rankinis. Ne. Ne. Stop. Pala, stop. Reiktų jau čia duris uždaryti. Nu ką, pasėdėkim ant rato ir pašnekėkim. Papasakosiu apie skaičius. Tikriausiai įdomiausia dalis skaičiai. Mano first impressions. Tai kaip matot, už nugaros šiaip ne taip kojų, rankų, Audi pagalba įtempiam šitą 2 tonų monstrą į garažą. Ko džiaugiuosi, tai kad šalčiai liktais baigsis, galės biš pasidarbuoti. Skaičiai. Aš manau, kad visai pigiai nusipirko šitą mašiną. Jinai man atsistojo iki namų apie 6600 plus tralas jam eurų. Tai lemba 21 metų Trailhawkam. Už to kainą sunkiai rasti sutvarkytų. Sutvarkyti jie vaikšto nuo 20 iki 25 tūkstančių. Ten palei komplektaciją, spalvą, ridą priklauso ir niuansų. Aukciono statymą liktais laimėjau už $2800. Not bad. Aišku, smūgis galimai mažesnis atrodė nuotraukose negu yra iš tikrųjų. Sudegintų sėdinių nesimatė, gal ir dar nebuvo sudegusiosios. Bet tas smūgis negazdina tiek daug, nes dalis nėra brangiai. Tai tas ant to išeis. Tep. Šitos mašinos nėra baisu pirkti priekių daužtis, todėl kad yra kažkur daugiau nei pusę metro tarpas nuo bamperio iki variklio. Na ką, čia viską reiks atsiardyti, kaip prie kai kurių varžtų, prie šitos makaliūzės, nei prieiti prie varžtų, čia reikės papjaustyti. Papjaustysim. Visos užuolaidos salone pasileidusios. Maks iki 1000 ten viskas susitvarko. Pabandysiu parodyti tam tikrose etapuose, kiek vis esu išleidęs. Kas nematėt pirmoje serijoje apie senuką Porsche 944, tai kokia jo istorija. Jisai dabar tiesiog stovėjo šito džipo vietoj, kol lauke džipą remontavau, tą ratą tvirtinau, tai dabar išvarėme lauką. Manau, kad prioritetą skirsiu dabar čia greit išsiardyti viską ir atiduoti meistram tą Langeroną vyrint tampyti. Ir tada galėsiu vėl grįžti prie Porsčiuko. Tai jo, jisai yra, niekur nedingo ir niekur jisai nedingo. Tai jeigu įdomu, pirmą seriją galit paspausti čia, arba ten, arba čia, arba ten. Kažkur įdėsiu. Po pirmos serijos, kai įdėjau, tikrai nieko daug nesitikėjau. Ar čia kažkam bus įdomu, ar nebus įdomu, bet nustebinot žmonės. 4000 peržiūrų, 100 šiam subscriberių iš vieno video. Kad jūs žinotumėt, kiek vienas tiesiog geras komentaras, kuris sako, maladėtis, daryk toliau. Duod motyvacijos nesustot. Respektas jums žiauriai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nesitikėjau tiek palaikymo. Bandysiu kažką filmuoti toliau. Pafilmuoti, pamontuoti, parodyti. Visgi esu įklimpęs to mašino, man jas patinka, man patinka krapštytis, patinka daryti, patinka žiūrėti apie jas, patinka domėtis apie jas. Tai galvoju, kodėl ne pasidalinti tą kasdienybę. Ačiū tiems, kurie sulaukė serijos pabaigos, gal nebuvo labai nuobodi, gal buvo biški įdomi. Svarbu paspauskit like, subscribe, share. Papasakokit mamai, kaimynui, pusbroliui, kad ir toks draugas ant ratų, kuris taip ūkiškai nuo dūšios bando suremontuoti kotletus. Ačiū.